laukiam, mes jaunikio laukiam. Oi, laukiam, mes jaunikio laukiam. Oi, laukiam, mes jaunikio. Laukiam, mes jaunikio laukiam. Pradedam kelionę. Nusileidom Helsinkį, riešutaujam dabar. Hello. Ieškom vartų. Oro uostas šiek tiek didesnis už Vilniaus ir Kauno, gal 10 kartų kokių. Lėktuvas buvo labai mažas. Nutirpo kojos, sėdimoji, viskas vienu žodžiu. Nuotaikos geros. Remis retro Įva Šoku į outfitą firminį lendam į miestą užtikrinti šaiką temą pajungia gal gėrimą gal tikrinti Ką įlipom? temą jau įkrenti po klubus į vieną į kitą Turim pagalvėlę, turim kažką dar. staiga pamačiau svečią nekvies Lėktuvas nedidelis, žiūrėsim kaip čia nuskrisim. kas jį Ne. Mūsų naktybiečiai chicken su ryžiais, bulių salotos, vynelis, aliukas, tvarkingai ir greitį rysiutė. Baudų, bauda, baudelė, baudužė, čia yra maksimali. 2 minutės, ne, nu kur 2? Minutę laukia, aš jau visą šlapęs, jau aš noriu atgal į oro uostą eiti, nes čia yra palevynė. Ką, važiuojame taksi automobilį iš oro uosto. Negaliu žiūrėti kelią, baisu man. Milimetrovkiam vieni nuo kitų prasilenkinėja. Važiuojam jau pusvalandį ir dar važiuosim matau pusvalandį. Nors liko tik 9 km, bet čia kažkaip gal pikas ant kamščių papuolėm. Ne, negaliu, aš čia žiūriu šią apačią, tiesiog ir viskas. Tai ką, sveiki atvykę į mūsų krybą. Pirmas kambarys mūsų Bankokė. Štai taip. Svarbiausia, AC yra. Dar kas neblogas dalykėlis, kad, langai, aišku, ne pirmo šarvuo, bet visa gatvė, gerai, ten nesimato jau maisto pilna. Ką mes dar turim? Šaldytuvą, turim chalatus, tapkes, skėtį ir vonę. Štai taip. Ką, bandysim eiti kažką paskanauti. O čia tiesiog noriu parodyti, ant kiek Olig Life'as. Ir va, eisim po to džangą, žaisim iš babkių. Šiaip viešbutis, toks, žinai, pusėtinas, bet už lango. Gatvės maistas, o iš karto eisim paragaut. Ir blemba, halačiukai yra lietsargis. Tapkės net yra, baseinas yra, seifas, šaldytuvas, arbatos, hujatos. Va, tiesiog užteko parašyti, kad honeymoon trip ir yra. O daugiau tai ką žinau. Bus matyti, kaip čia seksis, baisiai karšta, nežinau, baisiai. Tai va. Prisisakėm, bus achujienai skanu. Aistė tai net va paknibinėjo. Sako, paragausiu. Blet, kaip paragavau, tai nežinau. Su upės vandeniu, ten tie upės vandenyje makaronai virti. Oi, nesisėmės. Oi, skanu Aistė? Gal, davai dar vieną makaroną. Kokteiliai tai skanus.
Tai va, vaisių kokteilius ir geriam, nes bet alkoholio neturi. Sveiki. Na kągi, mes čia turim. Kiek valandėlių? 9, ne turbūt? Be 10:09 Bankoko laiku, be 10:05. Pusė 10. Ai, pusė 10, tai pusė 6 Lietuvos laiku. Kaip ir neturėtume norėti miego, bet kažkoks raganosis, nes nežinau. Dabar kalbėjom su Aiste, jeigu skrisim, tai skrisim tik verslo klase. Tai reiškia 1 iki 10 metų kažkur toliau skrisim. Apskritai. Arba važiuosim su mašina. Sekantis mūsų žingsnis, prikalbėjau Aiste eiti dušą kartu. Labas rytas. Pirma mūsų pilna diena Bankoke prasidėjo nuo lietaus visą naktį ir lietaus iš ryto. Nors rodo, kad Apple orai, kad nelyja, bet vis dėlto lyja. Einam pusryčiaut, žiūrėsim, ką gausime. Gerai, greitas turas, apžvalga pusryčiams. Turim nemažai daržovių. Tikrai nemažai. Zdarova. Tada čia nežinau kas. Dešrelis, kiaušas, pupelės, sokas. Karytė arbatytė. O, cukrus. Viskas. Ačiū iki. Nors skanu Aiste. Skanu? Mes džiaugiamės, kad tiksliau švediški pusryčiai, nes kiek domėjomės, tai retai, kada tai būna. Gaila, muzikos jūs negirdit, tai muzika kaip per šarvonę būna, kai išlydim jau artimai į vieną žodžią. Tyra net nieko nesako. Nu, vienu žodžiu, atėjom kažkur. O, koks kašariukas. Ir va čia labai įdomiai kažkas yra. Aišku, čia į vidų neįsim, bet va. Ai, čia šiaip galima į vidų įeiti, bet reikia nusiuršti, bet Aistė įsidrąsino, nuėjo į vidų. Mes galim apsidairyti, kas aplinkui yra. Fontanėliai. Čia dar viena kažkokia būda. Visi sako, kad Bankoke smirda. Taip, jūs esate teisūs, tikrai smirda. Bet nesuprasi, kuo, ar jų maistų gaminamų, nes ant kiekvieno kampo gamina, ar nežinau. Tai va. Sveiki visi, mano vardas Karolis ir čia yra mano video blogas iš Bankoko. Taiga pamačiau, svečia nekviesta, mano akim ji dar nepaliesta. Kas ji tokia, kaip tai kas ji? Tu nežinai? Visi ją pažįsta. Fanai iš Kauno rajono, per tą milijono, gražiai diplomo. Fanai iš Kauno rajono, per tą milijono, gražiai diplomo. Nervyti taip, matau iš akių, jie nekartais skaudina. Jaučiu pavojų, atsitrauk nemanau. Aš nežinau, kaip viską apriepti, bet šiandien lankom šventyklas visokias. Dieną, iš ryto tiksliau, nes dabar jaučiu. Kiek pas mus dabar? 9 turbūt kokios ryto.
Šiaip žmonės kol kas draugiški. Parodo, paklausia, iš kur esam. Aišku, jų ta anglų kalba, tai ten kas 5 žodį gaudai, bet vis tiek. Blembačiai, mes ateinam pafotografuoti ir galvojam, neįsim į... nes realiai čia labai jos visos panašios tos šventyklos. Per vidurį Buda, daug visokių žvakerių panašiai. Tai mes tiesiog pro duris įlendam, kad batų nereiktų nusiminėti, greit pafotkinam. Bet karočią labai dažnai ateina, eikit į vidų, tipo eikit foto į vidų. Tai va, tai tenka nusiminėti. Basutės ir panašiai. Iš tikrųjų, oras nėra labai karštas, bet labai didelė drėgmė. Tai ne karšta, bet šlapia žiauriai. Tai bandysim, kadangi jau 9 ryto, tai galima bandyti eit kažkur alaus atsigerti. Tai bandysim vietinio alaus atsigerti. Nežinau, jau mes šiandien aplankom gal kokią 5 šventyklą ir per visą dieną nematėm nei vieno balto žmogaus. Matėm tik kaip pusičiavom viešbutį. Tai arba mes vaikštom ne ten, kur reikia, arba nežinau. Arba gal čia neatsigavę, bet po to covido, nes realiai vietinių labai daug su kaukėm, bet labai daug ir be kaukų, tai nežinau. Na ką, 9:30 ryto. Šiaip kažkaip čia ne visur tą alkoholį pardavinėja, bet va susiradom tokią viečikę prie tilto, kur yra daugiau baltų žmonių negu mes du. Tai va. Ačiū už dėmesį. Čia įspūdingai. Kažkoks šventykloj geras žmogus mus pasigavo ir pasakė daug dalykų, kurių nežinojom. Pavyzdžiui, kad Sumoka valdžia, apmoka turistam kažkokias lankytinas vietas. jo, vienu žodžiu, aš nežinau, ar ką nors girdit, bet važiuojam su tuktuku. Vėjuose žvėja, per žydinčią pievą, prie upės raunios, nėra ko liūdėti, man reikia skubėti, kol dar nelietaus, taip lėkti lengva, o gal nelengva, ne pats nežinau, bet aš... Įsivėlėm į kažkokią ekskursiją. Patys nežinom kokią. Ne, iš tikrųjų varysim po kažkokią šventyklą, bet... Sergi pirštus kitą. Mes prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną. Jeigu niekas neužpys, Kaunas Lietuvos širdį. Amžiai stovi senas Kaunas,
gėlės gali nusipirkti. Nereik paparčių. Gal parsivežam į Lietuvą paparčių. Čia daktaras Hausas. Kaip suprantam, čia yra floating marketas. Tai va, gėlių galima nusipirkti. Ta prasme, turistam labai, labai aktualu. Paparčių. Tai va, aišku, ir paparčiai. Ką? Tai va, aišku, ir paparčiai atsirado. Na. O, turistai. Aha, mes kai pamatom baltus žmonės, tai mums labai Čia fainai. daugiau jų, tai. Taip lengvai pasisiojai, nuleidai. Aš aišku, nesikuklinu, rankas nusiplaunu konteinerį. Tai va, tokios pramogos. Išėjus iš tualeto irgi pasitinka įspūdingas vaizdas. Salekas. Nu, laukia maistės. Šilta, šilta. Namukas. Nu, aš nežinau, dar stipresnis vėjas ir nugrius, bet kondiškiai yra. Ten irgi. Namukas. Bet kondiškiai yra. Kad ir kokie namukai, bet vis tiek su kondiškiam ir su šitais, su satelitiniam lėkštėm. O pavyzdžiui, ten. Kaip varikliukas. Čia kaip ilgio, tai kaip troliai.